Labadiena. Kągi, šiandien šnekėsime apie, manau, gan įdomią temą, nes pats kaip asmeninis treneris aš sakydavau, jeigu man už šitą klausimą kas nors kiekvieną kartą duotų po 1 litrą, tikriausiai važinėčiau labai gera mašina. Tai būtent masės auginimas, raumeninės masės auginimas. Mes nekalbėsime apie svorio auginimą, nes svorio auginimas ir raumeninės masės auginimas tai iš tikrųjų 2 skirtingi dalykai. Todėl norėčiau visų pirma pradėti nuo bazinių pagrindų ir mes šiek tiek sugrįšime į praeitas paskaitas apie mūsų sporto fiziologijos bazę. Prisiminti, kasgi vis dėlto yra tas raumeninės masės augimas ir į kurias skaidulus mums reikėtų veikti tam, kad mes šį efektą pasiektume žymiai greičiau ir žymiai geriau. Taigi prisiminsime 3 skaidulų tipus. Tai yra greitai vargstančios skaidulos. Tai yra pačios didžiausios skaidulos. Toliau yra tarpinės skaidulos ir toliau yra lėtai vargstančios skaidulos. Taigi, jeigu mes norim auginti savo raumeninę masę, mes turėtume orientuotis į šiuos 2 skaidulų tipus. Tai dažniausiai ir daro profesionalūs sportininkai. Tačiau dirbdamas 20 metų treneriu aš pastebėjau, jog profesionalūs sportininkai užsienyje ir profesionalūs sportininkai Lietuvoje tai yra 2 skirtingi dalykai visiškai. Ir tas, kas užsienyje, sakykime, profesionalių sportininkų pasiekima per 2-3 mėnesius, nenaudojant anabolinių steroidų, žinoma, tas pas mus pasiekima per kelis metus. Kodėl toks didžiulis skirtumas, kodėl toks didžiulis laiko tarpas? Visų pirma, kodėl aš paminėjau, jog mes nekalbame apie anabolinius steroidus. Na, reikėtų teisybės dėliai pasakyti, jog tie, kurie eina į sporto sales, žino, apie ką aš kalbu, žino, kas tai yra. Ir šiandien mes būtent kalbamės apie natūralų būdą prisiauginti raumeninės masės, nenaudojant anabolinių steroidų ar androgeninių priemonių. Taigi, raumeninės skaidulos. Tai mums reikėtų orientuotis, aš siūlyčiau būtent į pirmo šito greitai vargstančias raumeninės skaidulos. Kodėl? Baigėsi olimpiada, ar jūs matėt, kaip atrodo amerikiečių sprinteriai? Būtent sprinteris atrodo masyviausiai, ryškiausiai gražus didžiuliai raumenys. Na, afrikiečių, manau, nereikėtų net ir grimuoti, jį galima tiesiog po treniruotės išstatyti geras fitneso varžybas ir jis jau pasiektų, na, tokį visai neblogą rezultatą. Todėl, kad šios metodikos, kuriomis remiasi sprintas, būtent nukreiptos į šitų skaidulų didėjimą, tai yra hipertrofija, hiperplazija. Hipertrofija ir hiperplazija skiriasi tuo, jog vienu atveju raumeninė skaidula tiesiog didėjo jos apimtis, kitu atveju dar prieš kažkiek tai laiko tai buvo toks abejotinas dalykas, jog raumeninės skaidulos gali dalintis. Dabar tai yra žinoma, jog yra šitie būtent 2 procesai. Ir ką mums reikia tada daryti treniruotėje, nekalbant apie maisto papildus, nekalbant apie mitybą, kad mes veiktume būtent į šitas skaidulas. Visų pirma, mums reikalinga pramankšta. Pramankšta turėtų trukti apie 20 minučių, bet kur yra klaida pramankštoje? Pramankštoje klaida yra tokia, jog mes dažnai ją darom kaip treniruotę, arba ją visiškai nekreipiam dėmesio. Darant pramankštą sušyla mūsų jungiamieji audiniai, sušyla raumenys, raumenys pasiruošia darbui, tarsi mes prasivažiuojam mašiną 1-2 bėgių. Nes pabandykime su šalta mašina žiemą jungti iš karto 3 bėgį. Na, nelabai kas gausis. Galbūt patrūkčiodami, pakosėdami, pačiaudami mes pradėsime važiuoti. Lygiai tas pats vyksta su mūsų kūnu. Taigi, 20 minučių pramankšta, tai yra galima kombinuoti ir aerobinius pratimus, tai yra ėjimą, tai yra važiavimą dviračiu, bet aš siūlyčiau daryti būtent dinaminio apšilimo arba dinaminės pramankštos pratimus. Pasimkite bibliotekoje bet kokią Karolio Dineikos knygą, tai yra jos buvo kelios, iš tikrųjų, sakykime, pavyzdžiui, mankštos pratimai. Tai yra puikiausia knyga, iš kurios jūs galėsite pasirinkti pratimus, kurie puikiai tinka pramankštai. Tai buvo sukurta pratimų sistema siekta sveikatos ugdymui, bet pramankštai jūs taip pat galite panaudoti šios pratimus ir tai puikiai tinka. Mano siūlymas, nes pats savo darbo metu esu pastebėjęs, jog šitie pratimai veikia žymiai efektyviau ir apsaugo raumenis būtent nuo traumų. Toliau, darbo fazė. Darbo fazė, kuo yra svarbi? Taigi, prisiminkime vėlgi pasikartot truputį
klasikinį grafiką, kuris piešiamas kiekvienoje sporto fiziologijos knygutėje. Absoliučiai visur. Mes atėjome į treniruotę. Čia yra augimo hormonas, čia, sakykime, yra insulinas, nes jūs atėjot pavalgę, gliukozės kiekis kraujyje dar pakankamai didelis, insulino kiekis, kadangi augimo hormonas ir insulinas yra antagonistai, tai yra visiškai priešingi hormonai, priešingai veikiantis hormonai, nors abudu yra anaboliniai hormonai ir sportininkai tą žino. Tačiau pradėjom treniruotę, gliukozės kiekis kraujyje mažėja, čia prasideda, insulinas pradeda mažėti, augimo hormonas tuo pačiu pradeda kilti. Ir va, kada pikas, vėlgi klasika, 30-35 minutės. Aišku, kiekvienam sportininkui tai gali būti skirtingas laiko tarpas. Tačiau tai nėra taisyklė tam, kas treniruotė daro bet ką. Tai yra taisyklė būtent tada, kada jūs treniruotė darot treniruotę skirtą hipertrofijai. Toliau, sakykime, dar vienas labai svarbus hormonas – testosteronas. Ir vidutiniškai 45 minutės, po ko prasideda baltymų degeneracija. Tai yra vėlgi klasikinis pavyzdys, klasikinis grafikas ir, sakykime, siūlyčiau pasiskaityti labai gerą Alberto Skurdivido knyga, tai yra judesių valdymo mokslas. Senesnės knygos, pavyzdžiui, Juozas Kernevičius buvo sporto treniruotės fiziologija, Povilo Karobliaus knyga, tai yra puikios knygos, kur jūs galėtumėt atrasti būtent šituos veikimo mechanizmus. Ateitų aiškumas, kodėl negalima vis dėlto treniruotis ilgiau negu 45 minutės. Taigi, darbo fazė turėtų būti 45 minutės. Jeigu jūs treniruotėje praleidžiate 1,5 valandos, 2,5 valandos, dažnai man užduodavo klausimą, kaip man prisiauginti raumeninės masės. Aš klausiu, kiek jūs praleidžiate laiko treniruotėje? 2,5 valandos. Na, iš tikrųjų, atsakymų praktiškai kaip ir net nelieka. Kaip tai padaryti? Aš visada galvodavau, kad čia jau reikėtų kreiptis į fantastikos skyrelį bibliotekoje ir bandyti ieškoti ten atsakymų. Taigi, 45 minutės bendra darbinė fazė. Per 45 minutės jūsų intensyvumas turi būti labai didelis, nes tik esant dideliam intensyvumui, augimo hormonas pakankamai stipriai kyla į viršų. Jeigu Bet čia yra viena klaida. Jeigu intensyvumą mes padarysime per didelį, įvyks atvirkštinis efektas. Tai yra, kada intensyvumas yra per didelis, kada mes neduodame kūnui pasilsėti optimalų laiko tarpą, na, dažnai tai atsitinka tada, kada žmogus ateina į treniruotę ir, sakykime, jis pasižiūri, yra padėti svarmenis, na, sakykime, 20 kg. Ir šalia svarmenis, na, 7 kg. Ir įmam ir daroma bicepsą ir žmogus, aišku, daro šitokios pratimus, tai su darimu bicepsų tikrai nieko nėra susiję, bet koks kineziologas, bet koks treneris, na, va šitame judesyje nematys to tikro rankų darbo. Nors galima būtų paimti tiesiog paprastą storą knygą, paimti, prispaudus ir pasižiūrėti, kelti taip, kad jinai nenukristų. Kodėl kelti taip, kad jinai nenukristų? Dažnas žmogus sako, man suspazmuoja šitą raumenį ir aš tiesiog nebegaliu, man tiesiog svarmenys iškrenta iš rankos. Jei jūs darydami, sakykime, bicepso pratimą, nuolatos lenkit riešą, žinoma, šitas raumuo nuolatos susitraukinėja ir tuo pačiu jūs dirbat neizoliuotai bicepsui, tai yra dvigalvis žasto raumuo, arba jūs dirbat tiesiog visiems tipininiam raumenim, dilbio raumenim, kurie pas jūs pastovi įsitempinės. Todėl pradžiai pasimokinkite tiesiog su paprasta stora knyga. Tai yra vienas iš pavyzdžių. Jeigu jūs paimsite tą 20 kg svarmenį ir bandysite daryti šitaip, toliau kalbėti apie kažkokį tai greitą ir gerą rezultatą būtų sudėtinga. Sumažinkite savo svorius, tam, kad jūs galėtume padaryti techniką teisingai. Ką mums toliau reikėtų žinoti? Taigi, prisimenu, 20 minučių įdirbio fazę. Toliau pereinam darbo fazę. Ir toliau mums reikia būtinai pereiti, sakykime, apie 20 minučių. Apie 20 minučių tai yra tempimo pratimai. Į tempimo pratimus labai dažnai, na, mažai kas kreipia dėmesį. Aš pats esu stebėjęs treniruotės ir klubuose, ir sporto salėse, tai yra 1, 2, 3, aš pasiruošęs
stumti sunkų svorį. Kaip sakom, apšilimas padarysiu spaudimą su lengvu svoriu keletą, va čia ir mano apšilimas. Toliau, darbinė fazė su apšilimu praktiškai persipina, jos tarsi nebelieka. Ir 20 minučių tempimo pratimai vėlgi. Tai yra dingsta. Kodėl mums reikia raumenis tempti? Visų pirma, perspėsiu iš anksto, tempti raumenų negalima, jei treniruotėje darėte, pavyzdžiui, pratimus, nušokimus nuo pakilos. Jeigu jūs darėte, pavyzdžiui, pratimus atsispaudimo su pašokimu, labai dideliu intensyvumu, labai didelis skaičius pakartojimų buvo. Kodėl? Įvykus mechaniniai raumens pažaidai arba vėluojantis skausmo fenomenas, ką tai reiškia? Jūsų raumeninė skaidula tiesiog baltymai esantis tam tikri viduje, jie suplyšna ir toliau mes turime didelę problemėlę, nes prasideda vėluojantis skausmo fenomenas. Po kelių dienų raumenys, sako, užsidega tarsi. O tokiu atveju tempimo po treniruotės negalima daryti, bet tam, kad taip nebūtų, jūs tiesiog prisiminkit, kad atliekant tokios pratimus, geriau tuo metu eiti šaldyti raumenis, šaldyti ledu, bet su tempimo pratimais reikia atsargiai. Taigi, o šiaip paprastai tempimo pratimai būtini tam, kad raumuo galingesnis yra tada, kuo jisai yra labiau atsipalaidavęs prieš susitraukimą ir kuo labiau susitraukęs būtent paties susitraukimo kontrakcijos metu. Taigi, mums reikia palaikyti pastovų, normalų ilgį. Kokios problemos būna fitneso salėse? Labai dažnai stebim sutrumpėjimas šitos dalies raumenų, tai yra žasto rotatoriai, tai yra sukantis žastas, sakykime, maži raumenys, tam, kad jūsų neapkrauti tiesiog informaciją apie raumenų anatomiją, pasakysiu taip, kad šios dalies sutrumpėjimas ir šios dalies sutrumpėjimas toliau eina juosmeninio vieno iš raumenukų. Ir jie būna dažnai sutrumpėję keletą raumenukų, klubinis juosmens raumuo, visa grupė raumenų. Tai vat šitiems raumenims sutrumpėjus, jūs turėsite problemų su keliais, su sąnariais. Ir kitą kartą jūs net nežinosite, kodėl jums skauda sprandą ar skauda galvą. Nors atėjus pas kineziologą, atėjus pas kineziterapeutą, jums sakys, o, jūs turite problemą čia, jūsų raumuo yra sutrumpėjęs, jums reikia atstatyti raumens ilgį. Tai vat būtent tempimo pratimai po treniruotės yra tikrai būtini. Ir, kaip ir sakiau, dar kartą paminėsiu, nepersistengkite tada, jeigu jūs treniruotę naudojate būtent pliometrinius vadinamus pratimus. Tai yra, kaip sakiau, nušokimas nuo pakilos, peršokimai per didelę, sakykime, kažkokias tai kliūtis. Būkite atsargus šituo atveju. Visais kitais atvejais tempimo pratimai yra būtini. Kaip man kontroliuoti savo treniruotės krūvio intensyvumą? Mes turim darbinę fazę. Ką aš turėčiau daryti? Yra labai daug metodikų, kaip tai daryti. Vieni, sakykime, sako, 6 pakartojimai, 8 pakartojimai, 12 pakartojimai. Jeigu imti klasiką, būtent, sakykime, klasikinius apibrėžimus, tai klasikinis apibrėžimas sakytų, jog reikėtų atlikti 3 priėjimus po 10-12 pakartojimų. Tai turėtų būti jau labai intensyvu. Tokiu atveju hipertrofija, tai yra pats raumeninės masės didėjimas, būtų kaip ir didžiausias. Ką aš siūlyčiau? Buvo toks vienas straipsnis žurnale, labai senai, vienam amerikietiškam žurnale, apie vadinamą amerikiečių zonos arba kalėjimo programą. Kuo jinai buvo tokia įdomi? Ji buvo tuo įdomi, jog sportininkai gale sukeldavo didžiulį augimo hormonų išmetimo, sakykime, patį tą šuolį augimo hormonų, jie apie tai nieko nežinojo. Nežinojo apie fiziologiją, nežinojo apie biochemiją, apie jokios endokrininės sistemos, apie hormoninės sistemos darbo ypatumus. Jie tai tiesiog patys sugalvojo, bet sekėsi labai puikiai. Kaip jie darydavo? Jie darydavo, sakykime taip, pirmame priėmime jie imdavo svorį, kuriame galėdavo atlikti maksimaliai 12 pakartojimų. Po to ilsėdavosi 1 minutę. Toliau, antrame priėmime jie stengdavosi padaryti maksimaliai, bet jiem jau išeidavo 10. Toliau vėl 1 minutė. Toliau 3 priėjimas. Tada jiem išeidavo 8. Poilsis tas pats. Toliau 4 priėjimas. Jie tada jau galėdavo padaryti tik tai 6. Ir vėl tas pats. Toliau 5 priėjimas. Tada jie galėdavo padaryti tik tai 4. Vėl pasilsėdavo minutę ir tada imdavo -50. Tai yra pusę svorio greitai nuima be jokio poilsio. Ir daroma kart maksimalus pakartojimų skaičius.
Čia pratimų paties, pavyzdžiui, atlikimas, sakykime, jeigu tai būtų krūtinė, taip, krūtinės darbas, tai dažniausiai tai reikia vieno pratimo. Kas pabando šitą sistemą, dažniausiai žino tai, jog nuėjus į dušą, nusiprausti yra pakankamai sudėtinga. Jeigu jūs darėt dvigalvį žasto, jeigu jūs darėt kojas, tai, sakykime, apsimauti kelnes, po to būna, nes raumens, sakykime, tas vazodiliacijos efektas, tai yra, paimkim, tai pompos efektas, yra maksimaliai didžiulis. Bet manęs kartais klausdavo mokiniai, ką man reikia treneriui daryti, aš neįtelpu tų 45 minučių rėmus, aš neįtelpu pratimuose. Mes supaprastinam, pasakydavau šitai. 45 minutės limitas, jeigu jūs nesuspėjot padaryti savo pratimą, jūs tiesiog einate į sporto salės. Ir mes turėjom labai gerus rezultatus, sportininkai visų pirma nepervargdavo, rezultatas matydavosi labai greitai. Jei per 3 mėnesius jūs nematot tokio labai gerai apčiuopiamo rezultato, jūs kažką savo treniruotės metodologijoje darėt ne taip. Aišku, mityba, apie mitybą čia jau atskira būtų kalba, mityba tai yra vienas iš irgi svarbiausių komponentų, nes jeigu jūs surinkot statybininkų komandą ir liepėt statybininkams, sakykime, pasamdėt 1000 statybininkų ir liepėt statybininkam dirbti, bet jiems neduodam plytų, jie ką kilnos? Jie kilnos tik tai orą. Taip dažnai atsitinka. Aš galiu papasakoti tokį vieną atsitikimą, kada ateina žmogus ir sako, aš baltymų surenku pakankamai, man reikia angliavandenių. Tačiau pasižiūrėjus į man kilo įtarimas, kad kažkur tai jis nesurenka tų baltymų pakankamai. Sako, ašgi suvalgau 12 batonų, per dieną ten mačiau ant šito lapelio parašyta, kad yra baltymų ir aš paskaičiavau, kad man tų baltymų užtenka. Na, toks kuriozas. Tačiau žmonės nežinodami iš tikrųjų tai pagalvojo, jog taip jie gali surinkti gerus baltymus. Taigi, metodika tokia. Toliau paprasta metodika, kuri buvo taikoma ir anksčiau, ir dabar yra salėse taikoma. Tai yra vėlgi tas pats 3 arba 4 priėjimai po, sakykime, 12 pakartojimų, bet mano siūlymas norint, jog augimo hormono koncentracija pakiltų stipriai, paskutiniai priėjimai jūsų turi būti, imkite tokį svorį, kad jums jau reikėtų pagalbos. Raumuo turi tiesiog jūs turit, kad jisai dega. Trumpas laikas, nepersistengiam, didelis intensyvumas, nes poilsis 1 minutė. Pakanka. Kai kas gali 45 sekundės daryti. Man asmeniškai patinka daryti 30-45 sekundės. Aš mėgstu treniruotę atlikti pakankamai greitai, nors mano tikslas nėra jokia raumeninės masės ugdymas, mano tikslas yra daugiau raumens funkcionalumas, o taip kaip jisai atrodo tik tai pašalinis efektas, bet vis dėlto intensyvumas treniruotė yra labai svarbus. Toliau apie ką mes pakalbėsim, būtent apie mitybą ir maisto papildų naudojimą. Aš manau, daugelis žmonių Lietuvoje pradeda nuo šito, nes mes gaunam nuolatos klausimus. Ką man vartoti, kad aš prisiauginčiau raumeninės masės? Tai yra, žmogus nekalba iš karto. Jis nepradeda klausimo tokio, kad aš treniruosiu taip ir taip ir taip ir taip. Ir ką aš galėčiau prie to naudoti. Bet būna tokių klausimų. Aš pradėsiu sportuoti po 3 mėnesių. Ką man reikia naudoti, kad prisiauginčiau raumeninės masės. Klausimas suformuluotas neteisingai ir dažniausiai toks žmogus, aišku, to didžiojo rezultato nepasieks. Mityba. Mityba, vėlgi, turėtų būti pakankama. Tai yra, rinkitės mitybą 5-6 kartus per dieną, tokiu atveju jinai bus optimali. Jūs neperkrausit savo organizmo maistinėm medžiagom per vieną kartą, nes dažnai žmonės bando lietuviškas mitybos principus. Pavalgiau pusryčius, po to, sakykime, jeigu dirbantis žmogus darbas, mokslai ir visa kita, ir vakare lietuviška vakarienė. Na, viskas iš eilės ir toliau einu miegoti, nes, ilsintis raumenys auga. Turėsim rezultatą? Kažkokį turėsim. Bet vėlgi to didžiojo, to tikrojo rezultato mes mažai pasieksim. Kaip išspręsti problemą? Nusipirkite tiesiog prekybos centre, 5 dėžutės. Sakykim, pusryčius jūs pavalgysit namuose, vakarienė jūs pavalgysit, sakykim, 6 maistas namuose. Toliau, visi kiti, tai gali būti plastikinėse dėžutėse, ką jūs susidėsit iš vakaro. Susidėjote sportinį krepšį ir ant viršaus, sakykime, yra dėžutė numeris 2. Nuėmė dėžutę numeris 2, suvalgyt, dedat dėžutę į apačią. Liko
atsiprašau, numeris 3. Ir taip, kas 2 valandos, kas 3 valandos jūs galite valgyti savo porcijas. Dažnai sako žmonės, į mane žiūri kreivai ir juokiasi. Juokiasi dažniausiai, vieną mėnesį. Po to, kai žmogus pasiekė labai gerą rezultatą, tie žmonės patys ateina ir klausia, ką tu ten valgai ir ką tu ten darai, kad tu čia dabar toksai pasidarai. Taigi, būtent mitybos programa, tai, kad jūs galėtumėt normaliai pavalgyti 5-6 kartus per dieną. Kas liečia maisto papildus? Maisto papildai masės auginimui labai dažnai daug susikoncentruojama į gainerius vadinamus, masės auginimo priedus. Ten yra daug maisto medžiagų. Tačiau gal mums reikėtų pasirinkti tai, kas yra pagrindas, kas patys pagrindiniai elementai, kurie jau moksliškai įrodyta, kad jie veikia. Kas labiausiai veikia raumeninės masės augimą? Tai yra baltymas, vienareikšmiškai. Nes daugybė tyrimų rodo, jog būtent išrūgų baltymo, sakykime, ar ten ir kazeino naudojimas didina raumeninės masės prieaugį. Sekantis produktas, tai aišku, kreatinas. Vėlgi, daugybė, tūkstančiai mokslinių tyrimų. Kreatinas, tarp kitko, atėjo pas mus iš klinikų. Jis atėjo ne tai, kad į sportą. Dar 1900 metais rusų mokslininkai jį naudodavo senelių globos namuose tam, kad nesdegeneruotų raumenis, kada, sakykime, senas senyvas žmogus guli. Ir tai tiesiog metais ėjo iki 91 metų, kada amerikiečių sprinteriai vienoje spaudos konferencijoje pasakė, jog jie naudojo kreatiną. Ir nuo tada prasidėjo kreatino bumas. Taigi, kreatino naudojimas. Kreatinas vėlgi, žiūrėkite, kreatinas, kad turėtų tiesiog pavadinimą Creapure. Creapure tai reiškia jau gryniausia pasaulyje kreatino forma, kur yra pagaminta Vokietijoje. Nesvarbu, kokį produktą pasirinksit, jeigu čia bus užrašas Creapure, jūs galite būti tikri, jog šis produktas yra pagamintas Vokietijoje. Būtent tai yra sporto biochemikai labai gerai žinoma, tai pati gryniausia kreatino forma. Kaip mums reikėtų naudoti kreatiną, kad mes pasiektume gerą rezultatą? Apie kreatiną žinoma tai, jog jis traukia, vadinamai, liaudiškai pavadinkim, vandenį. Tačiau bėda yra tokia, kad jis skysčių kiekį didina jungiamajame audinyje. Ką tai reiškia? Jūs darysite intensyvią treniruotę, jūs galite patyti labai sunkią traumą. Mes žiūrėjom klinikinius tyrimus, apibendrinimus ir mūsų, sakykime, lietuvių mokslininkai, labai gerbiama mūsų dėstytoja, Nijolė Jašeninė, sakykime, yra darius tokios tyrimus Lenkijoje, kur būtent pastebėjo, jog įkrovos fazę reikėtų daryti netradiciškai 7 dienas, bet 5 dienas. Sakykime, 5 dienas mes darom įkrovos fazę po 20 gramų per dieną. Toliau, sakykime, darome 7 dienų pertrauką. Ir vėl galima naudoti, sakykime, arba tą pačią didžiąją dozę, arba tiesiog po 5-10 gramų per dieną. Taip mes gaunam, apsisaugom iš tikrųjų nuo skysčių prisikaupimo, per didelio skysčių prisikaupimo jungiamajame audinyje. Padarė 7 dienas pertrauką, kreatinas turi savybę kauptis, tai kumuliacinis efektas, tai yra turi savybę kauptis. Taigi, padarė, sakykime, pertraukėlę, mes toliau galim pradėti nuo su jų mažesnėmis dozėmis ir kreatino ciklai turėtų būti naudojami, toliau 14 dienų naudojam ir 7 dienos pertrauka. Arba 21 dieną naudojam, 14 dienų pertrauka. Kodėl taip reikia? Kai kurie žmonės sako, jeigu aš naudosiu kreatiną pastoviai. Dabar prisiminkite, išsiliejo skystis. Jūs norite sugerti maksimaliai vandenį. Ką jūs darysite? Jūs atsinešite šlapią kempinę. Ką jums reikia padaryti? Pirma, išspaus kempinę. Kuo sausiau kempinę išspausit, tuo skysčio daugiau jinai sugers. O taip yra su kreatinu. Taip yra su visomis maisto medžiagomis. Iš tikrųjų, taip galima išnaudoti ir amino rūgščių naudojimo ypatumus. Bet būtent ciklai su pertraukomis duoda maksimalų efektą. Kreatinas, galite pažiūrėti mūsų paskaitas baltų galioje, mes ten pasakom apie formulės, kaip jį reikėtų naudoti, su kokios skysčio kiekiu. Jeigu jūs jau naudojat kreatiną, tai iš tikrųjų nepamirškite naudoti 70 kg žmogui apie 2,5 litro vandens per dieną, švaros vandens, tai yra būtinai. Toliau išrūgų baltymas. Išrūgų baltymas jūs galite vėlgi rinktis. Kokį norit baltymą, galite rinktis su fermentais, galite rinktis be fermentų. Dabar labai daug rinkoje baltymų yra su fermentais.
Tai yra gerai? Žinoma, tai yra gerai. Pasisavinamumas geresnis. Tačiau pakaitinė fermentų terapija negali būti atliekama pastoviai, kaip dažnai sportininkai sako, aš naudoju tą baltymą, sakykime, su fermentais 3 metus. Vis dėlto mūsų, sakykime, ir kasos, ir kepenų fermentų sistema nemėgsta, kai jie šitaip ignoruoja. Todėl, jeigu jūs jau naudojate tokį baltymą su fermentais, jūs taip pat laikykitės tokių ciklų. Jūsų organizme suspės įvykti pasikeitimai, jūs vėl kaip tą kempinę save sugebėsite išspausti, kai kas negali pakentėti, nes iš tikrųjų, jėgos krenta. Bet išrūgų baltymas aš dažnai siūlau paprastą, be nieko, be jokių priedų išrūgų baltymą. Kodėl? Todėl, kad kai mes treniruojamės, mes patiriam stresą. Mūsų organizmas patiria didžiulį stresą, iš tikrųjų, kepenų fermentų sistema nusilpsta ir jeigu produkte yra dažiklio, konservanto, dirbtinių saldiklių, ta fermentų sistema, ji turi išskaidyti ir galų kaip mums svetimą organizme medžiagą, kaip ksenobiotiką, tiesiog padaryti taip, kad jį galima būtų pašalinti. O jeigu jį nusilpus, tai mes silpninam tiesiog savo imuninę vidinę sistemą. Todėl siūlau visada rinktis, sakykime, kad ir tą patį išrūgų baltymą, be jokių priedų, maišant išrūgų baltymą su kretinu, pasiekiamas geriausias rezultatas. Kada kretiną reikia naudoti? Kretiną su baltymu labai dažnai žmonės, girdžiu, sako, naudokime prieš treniruotę. Tas pats kempinės principas. Jūs atėjot sotus pavalgęs prieš treniruotę kempinė šlapia. Ką mes ten sugersim? Sunku pasakyti. Kada mes per treniruotę išspaudžiam, nes mes dar atliekam kreatinfosfatinį darbą. Tai yra darbas būtent, kuris atliekamas su greitai vargstančiomis skaidulomis. Mes išspaudžiam kempinę, mes sumaišę kretiną su proteinu, gauname didžiulį pasisavinamumo efektą. Pavyzdžiui, jūs išgėrėt vieną porciją kretino su proteinu iškart po treniruotės ir antrą porciją po, sakykime, 2 valandų. Kaip sumaišyti reikėtų kretiną su proteinu, tai yra galite padaryti porcijas tokias 30, pavyzdžiui, gramų. Tai vidutiniškai 75 kg vyrų. 30 gramų baltymo ir 5 gramai kretino. Tai pakankama porcija tam, kad jūs galėtumėt pajusti atsistatymą po treniruotės. Po 2 valandų dar vieną porciją. Viskas. Tai yra puikiausia priemonė atsistatymui. Iš tikrųjų, jeigu mums prireikia daugybės priemonių tam, kad mes pasiektume raumeninės masės augimą, iš karto grįžkime atgal ir pažiūrėkime, ką mes darom treniruotėje. Ten greičiausiai bus spraga ir aišku kartu su mityba. Labai dažnai žmonės sako, kad nenoriu aš maišytis, to ir to yra kas sumaišyta. Šitą formuluotę man teko daryti pačiam ir aš būtent tą pačią mintį turėjau. Kam man maišyti? Vieną ir kitą nešiotis 2 indelius. Aš norėčiau taip, kad viskas būtų vienoje vietoje. Aš pasiėmiau tarptautinis mokslinis žurnalas apie sportininkų mitybą ir medžiagų metabolizmą ir pradėjau nagrinėtis medžiagą. Kur atrasti tą optimalų santykį kretino su proteinu ir kas turėtų būtų pridėta tam, kad tai būtų didžiausias pasivinamumas. Taip mes atradom, jog greitųjų ir lėtųjų angliavandenių kombinavimas kartu su kretinu ir proteinu iš tikrųjų duoda geriausią rezultatą. Sakykime, naudodami Muscle Pro 50, jūs vienoje vietoje gaunat šitą kokteilį kartu su greitaisiais ir lėtaisiais angliavandeniais. Tokius kokteilius geriausia maišyti ne piene. Labai dažnai klausia žmonės, kodėl ne pienė, nes su pienu taip skanu. Tačiau, dabar iš tikrųjų literatūros apie pieno veikimą mūsų organizmą yra tiek, kad aš jau net nesigilinsiu ir nebepasakosiu, kaip pienas veikia mūsų organizmą. Tiesiog pasakysiu tai, kad tokiu atveju jūsų medžiagos pasivinamumas yra žymiai mažesnis. Taigi tos bazinės medžiagos, mes pakalbėjome apie bazinės medžiagas, toliau pakalbėkime apie tai, kas įdomu yra anabolizmą skatinančios medžiagos arba testosterono, pavyzdžiui, gamybą skatinančios medžiagos. Taip, arba augimo hormoną skatinančios medžiagos. Ką man reikėtų žinoti, tam, kad aš galėčiau padidinti savo anabolinį potencialą. Čia mes naudojam tribulus terrestres, zemėjai, naudojam, sakykime, ir visos kitos žolelės, kurios gali būti naudojamos tam, kad pakelti, sakykime, savo anabolinį potencialą. Kas geriausiai kelia anabolinį potencialą? Vienareikšmiškai yra stipriausiais zemėjai. Tribulus terrestris, jisai veikia per liuteininio hormono veikimo mechanizmą.
tai yra tiesiog veikia pirmą galvoje, po to tik tai veikia apačioje, ten kur gaminasi testosteronas, o zymiai veikia į kelias fazes. Tai yra veikia labai greitai, jūs patirėte labai greitą atsigavimą, kadangi skatina parasimpatinės nervų sistemos dominavimą, miego metu ypatingai. Jūs turėsite tokį geresnį atsigavimą miego metu, jeigu ir geresnį maisto medžiagų pasisavinamumą ir detoksikacijos efektą. Kas turėtų būti sekantis? Aišku, kombinavimas argininas ir citrulino malatas. Arginino ir citrulino malato kombinavimas yra labai efektyvus. Ir čia jūs prieš treniruotę, pavyzdžiui, galite paimti 3 gramus arginino. Šiuo metu yra pirkti milteliais, tiesiog po 300 gramų milteliais, tai yra pati pigiausia arginino forma. Ir citrulino malatas. Citrulino malatas, anksčiau Cytec Nutrition jį leido Lokomotiv pavadinimu, dabar tiesiog yra grynas citrulino malatas. Šį produktą galite įsigyti maistas sportui, sakykime, ir svetainėje jūs galite įsigyti, arba tiesiog pasiieškokit gryno, būtent gryno jo, bet kur internete. Citrulino turėtų būti 2 gramai. Ir tai reikėtų sunaudoti 60 minučių iki fizinio krūvio. Pabandykit šitą kombinaciją ir suprasit, apie ką yra kalba. Tiesiog pati vasodiliacijos pats didžiausias efektas, arba NO vadinamas, azoto oksido efektas, yra labai didelis. Tačiau aš niekada nerekomenduoju šitų produktų naudoti kasdieną. Kodėl? NO viskas tvarko. Azoto oksidas, tačiau azoto oksidas yra laisvasis radikalas. Ir vienu atveju jis imuniniai sistemai labai reikalingas, kitu atveju jis yra nuodas. Tai va, tiesiog nepersistengiant naudoti prieš treniruotės. Zymiai, ši medžiaga. Kartu su zymiai, jeigu jūs norit geresnio efekto, jūs galite naudoti tribulus. Tribulus tiesiog, aš manau, jūs jau patys savo nuožiūrą persirinksite per kažkokios maisto papildų konsultantus, pasižiūrėtumėt, ką jums pasiūlytų iš geresnio. Bet va šitaip galima pakelti anabolinį potencialą, tai yra naudojant kartu ir šias medžiagas, ir šias medžiagas. Ar reikia daugiau profesionaliems sportininkams? Taip, profesionaliems sportininkams dažnai taikoma ir homeopatinė anabolinis palaikymas, labai dažnai taikomos ir kitos anabolinės medžiagos, tačiau įprastam sportininkui, mėgėjui, to yra visiškai pakankama. Tai va, šios medžiagos, kaip bazinės medžiagos, jūs galite jas naudoti. Ir nepamirškite būtent, jog teisinga treniruotės metodika, teisingas maisto suderinamumas ir teisingas maisto kiekis, teisingas maisto papildų naudojimas, šie 3 komponentai duoda rezultatus. Jeigu nors viename iš šių, sakykime, elementų jūs darot klaidą, jūsų rezultatas dažniausiai nebus tokio, kokius labai norėtumėte. Kągi, šiai dienai tiek. Toliau susitiksime sekančiuose mūsų video paskaitose. Ačiū.